jokiais būdais neimti jokių narkotikų. Neatspindi nuo kaktos. Dabar dar labiau blizga. Tu vieną taukuotą vietą patepei su kita taukuota vieta. Ja. Sveiki, aš čia pasikalbėjimai prie surelio. Pas mus šiandien apsilankė legenda. Justinas Jankevičius. Tikriausiai visi atsimenat iš humoro klubo. Šiaip klubo kokio. Universiteto pabą. Esu ten dirbęs, taip. Padavėjau. Atspėjau, šiaip nebuvau įsirašęs. Tiesiog pirms kažkovė iš senų laikų. Nebėra universiteto pabą. Tai aš... Čia daug kas sako, aš užaugau su humoro klubu. Aš irgi užaugau, atsimenu mokyklą žiūrėdam. Ir paskui ateidami pamokas ten, girdėjai ten tą bairį kokį. Ta. Ir galvoju, jeigu su Justinu Jankevičium atsisėsiu kažkada, paklausiu vieną klausimą tikrai, ant kokio aliejaus, tai kaip maisto, ant saulėgrąžų. Ant alyvuogių. Alyvuogių aliejaus? Tik tai. Tik? Ir yra toks specialus vienas kaip tik kepimui. Jisai yra be kvapės, be skonis, toks yra būtent iš alyvuogių. Dabar naujai nusipirkome. Kaip nusipirkome, žmona viską perka. Aš daugiau toksai vartotojas. Bet iš savo pinigų perka. Aš šitoje vietoje negaliu sakyti to, ką galvoju. Nes mūsų pinigai. Viskas yra mūsų bendra. Namą pirkau prieš vestuvės. Tai čia teismas po to jau. Ne, čia kad daug ką žiūrėtų, tai čia galim viską sakyti. Mano pinigai, viskas yra mano. Viskas, aš uždirbau, jinai nieko neveikia. Visiškai. Aš pats vaiką užauginau. Moteris, ne? O čia galima? Jo, galima. Kurie tavo mėgstamiausi? Aš šitos mėgstu. Čia klasikinė. Šitie geri. Mano šitie mėgstamiausi, bet Polsman plambiriniai ledai patys skaniausi. Tai aš norėčiau Pols paragauti, dėl to, kad šitų dar nesu ragavęs. Šiaip žiauriai įdomi laida. Šiaip jo 4 sezonas, bet nieks taip nėra pasakė. Net šitą man. Šiaip jo. Taip prasme, man tai... Aš labai mažų poreikių žmogus. Smagu, kad atėjo tiesiog 2 vedėjai, susėda 2 stand-up meistrai ir gražus vyrai tiesiog. O kas negalėjo? Dar po to filmuosim vieną. Ne, tu buvai vienas iš pirmų sąrašų. Mes žydai iš kitos pusės sąrašus darom. Tai nuo galo skaitom. Tai tu vienas iš pirmų buvai. Daug dalykų iš kitos pusės darot. Išskyrus. tą darot iš tos. Ką mokat, tą mokat. Dažnai. Daug praktikos iš. Ja. Per tunelius. Kažkurio tai metu, žinai, daug klausydamasis muzikos, po to pats pradedi nusimanyti muzikoje. Tai... Todėl man patiko grupė Pelenai. Tai va, nežinau, gal išgims draugystę po šitą pokalbį ir tapsim neatskiriam draugai. Aš labai tą tikiuosi. Kaip du donatai. Kaip Alma Buržaitė Jonaitinė ir jos vaikai. Kaip norėčiau aš vėliai sutikti rytą pas mamą. Arba kaip Brazauskas su degtiniu. Nu, skirtingai. Nu jo, žinau. Vienas iš dviejų. O kaip tu galvoji, kuris iš mūsų neišgyvens?
Geras taip jums, nes mes irgi nedonatai. Ten irgi buvo nedonatai. Šiaip donatai iš pradžių buvo 2 donatai, po to vienas donatas atskyrė, tada prisijungė kitas Karolis, o po to vienas donatas išėjo ir tada grįžo pirmasis donatas ir dabar vėl 2 donatai, lygiai tokiu pačiu procentalumas yra donatų lygiai toksai pat. Koncentracija donatų grupėje 2 yra lygiai tokia pati. Wow, lietuviškai matematika. Aš šiaip skambinau Montvidui, sakiau, kad jam darbo vieta atsiradus yra, bet kažkaip nesidomėjau. Daina. Jisai gal dabar su Mantu vis dar dirbu. Mantvidas, ne? Kad ne, man atrodo, jisai vienas, man tas Vien. Čia tik tai man pagalbos reikėjo, žinai, jisai vienas susitvarko. Na gerai, jeigu norės, su manim dabar lengva draugais tapti, nes aš dar nepopuliarus kol kas, bet kai taps populiarus jau tada matysi ženklai 2017 Volkswagen. Ten. O kiek tu jau metų bandai? Komediją ar šitą laidą? Nes atskirai. Šiaip nėra skirtumo. 9. 9 metai. 9 metai bandymų. Šiaip dar ne taip ir chujovai gyvenu, aš žinok. Šiaip žiauriai gera laida. Ačiū. Ja, ten daug kas keitės. Daug kas, kaip manai, daug kas ten taip pasikeitė nuo to, kai pradėjai. Na. Frikų, netei. Daugiau filmavimo kamerų, dėl to mažiau gali žmonės sau leisti stand-upui pasibaigus užšavoti. Ar yra tokių dalykų, kur nebesupranti? Ten visokie trendai. Ne, bet aš stengiuosi. Skibidi toilet. Ne, bet aš stengiuosi. Aš stengiuosi suprasti kažkokius tai dalykus, kurie man atrodo visiškai debiliški, bet aš vis tiek, dėl to, kad aš nenoriu pasenti, dėl to aš stengiuosi juos kažkaip suprasti ir įsisavinti ir išbandyti. Dėl to aš ir atėjau į tavo laidą. Nes man tai baisiausia, kad nežinau, ar tau nebais, kad pasens ir ten tada sakys, o čia Justinas tai senas pirdalas, nesuprantais. Man Čia jau dabar sako. Sakai? Bet nusipelniau. Aš už tai, ką aš esu padaręs, aš gaunu tik tai tiek. Pastačiau jau tiek daug piramidžių, atsigersiu vandens pirmą per savaitę. Kokio vandens, ką tu čia visies eik dirbti? Dėl tu mane muši, kas čia per darbo sąlygos, kaip suprast? Kur tu geriau surasi pas mane geriausias sąlygos? Pas savaitę gali vandens atsigerti, kas 2 savaitės gali atsisėsti. Eik tik dirbti. Tai aš paskambinsiu normaliai įsidarbinsiu. Tai skambink, pažiūrėsim, ką tu susirasi. Sveiki, SM Solutions. Taip, norėčiau dirbti logistikos srityje. Nyderlandai tinka. Gerai. Ačiū, labai gerus pasiūlymus. Sutinku. Viskas, tu manis nebemuši su pakrovėjo laidu, kodėl tu botagą neturi. Gerai, davai. Čia ir tą limonadą galima gerti? Jo, ne. Aš šiaip suminkštėjau per laiką, nes dabar daug kas snowflake'ina. Taip. Iš snowflake'ų pusės, kai tapai šeimos žmogus suminkštėjai. Jo, aš prie vaiko negaliu sakyti dalykų. Ne dėl to, kad ne dėl to, kad suminkštėjau, dėl to, kad aš bijau, kad jį išmes iš darželio ir tada man reikės su juo būti. Dėl to aš negaliu sakyti tam tikrų dalykų. Ten apie kurvas, bybius. Mokyti jų gerų eilėraščių. Einu, blėt, žiūriu, blėt, guli kurva, jie aptvai matė, aš tą kurvą, nahui, blėt, iš šiukšlyną jie aptvai matė. Klasika. O negaliu, nes jisai gerai įsimena eilėraščius. Ir gali būti, kad
Gerai, tu šiaip dirbi su Dominiku Klajumu. Kaip tu vertini pikčius, kas vyksta? Teisingai daro. Irgi Dominikas irgi yra už paprastą žmogų. O dėl to, kad pats yra paprastas žmogus, jisai už save, už teisybę, už tiesą, už šviesą mūsų žingsnius telydė. Bet gal tiesiog, tegul viskas vyks kaip senais laikais, tegul papjaunu ir mažiau. Viens kitų papjaunu ir mažiau. Tu Facebook'ą reiks, sakiau. Čia labai seniai pjaudavo. Dabar jau nebe. Nu kaip vėlgi, žinai, jeigu užeini, pavyzdžiui, nieko. Gerai, mūsų rėmė integracijų, tai želė nem, nauja želė ir braškių skonio kivių. Ir labai vos asilaikiau, nesuvalginus, nes labai seksualiai atrodo. Tai jeigu norėsit skanaus želė, nem želė. Ne. Ir kitą mėnesį planuoju dušą želę pasileist, bet nebus valgom, suprant, praustis ten reiks. Tai tokį, suka, blėt, iškrito. Esi geras draugas su Rolandu Mackevičium, gal žinai, kodėl jis man neatsiliepia, nes neatrodo užimtas žmogus. Tu turi jos numerį? Nu, aš nesuprantu, kodėl jo numeris iš 4 skaičių, kodėl jis man davė savo numerį iš 4 skaičių. Taip. Ir kodėl jo laukimo signalus tokio numerio nėra, nu, kaip piptonus. Realiai tiesiog prabalsuoji už balsų dalyvį kažkurį. Tai norėčiau. Šiaip dabar galėtum su juo, jeigu nori susitikti, jie dabar kažkokį tai choro projektą daro, tu dainuot moki. Va, galėtum aplikuoti ir tenais po to studijoje jau susitinka su vedėju. Galėtum tenais jau ir paklausti. Ne, aš galėčiau chorį dainuoti, nes mes turim tą gerai tariam mūsų tautybę žmonę. Su visa pagarba, man atrodo, kad olandai daro tai geriau. Nes nesi šiaip girdėjęs olandų kalbos, ne? In action. Nebuvai Olandijai niekada. Sunku, mes jeigu jau Vokietijos pusė nevažiuojam. Tai kad ten kiek ten te buvo tos Vokietijos? Keletas ten. Nu kaip, aišku. Ten tokia Ana. Jinai ten rašė, kad taigi nelabai malonu buvo tuo laikotarpiu, bet šiaip gražus miestas. Architektūra, kanalai. Subjektyvų grožis yra. Tai negaliu tikėti. Olandija yra labai gražus miestas. Ja, mes tikriausiai visus mūsų laidus tiesižiais turim lašišos klausimų. Žuvis išmeta klausimų ir čia palenda ir nežinom, koks bus klausimus. O aš turėjau pažiūrėti laidas prieš ateidamas. Ne. Mes kaip ir nesitarėm, kad... Kam čia dvigubintas peržiūrus? Sveiki, Justinai, didžiausia gerbėja pasaulyje. Noriu pradėti TV laidų vedėjos karjerą, nes tas storis nieko man nemoka ir niekas jo nežiūri, nes humoras visiškai nejuokingas ir neaktualus. Gal yra etatas laidoje nesiaukite. Taip pat, kodėl pavadinimas nesiaukite, ar svečių kojinės smirda, todėl jie su batais. Nu šiaip, komedinis potencialas akivaizdus yra lašišos. Tai, tarp kitko, ne pirmas kartas, kai aš tokį laišką gaunu. Jau tik tai praeitas buvo ten su visokiais. Ten į kitą laidą ir ten po to ant paties galo, o jeigu ne, tai gal galėtume tenais ten moteris, ten kažką, tai kokteilį. Jo, aš manau, kad lašiša turi daug šansų patekti į mūsų laidą. O nesiaukite,
Pavadiname dėl to, kad kai žmogus užeina į butą, dažnai sako, seniau sakydavo nesiaukite. Žmonės bandydami atrodyti svetingesni. Tai kad bandydavo nesuteikti jokių papildomų rūpesčių atvykusiam, kad net galite nesiauti, viskas tvarkoj, mes čia išsivalysime po jūsų. O jeigu neįgalus, tai taip ar taip nereikia autis. Žiūrint, kokią negalę turi. Jeigu vežimėlį, tai kam tas pats? O jeigu, pats? pavyzdžiui, kurčias. Tai Kam sakyti? Kam sakyti vis tiek ne. Tada jau reikia rodyti. O čia jau prasideda šarados. Kiekvieną kartą, kai girdintysis su negirdinčiu susitinka ir bando kažką paaiškinti, taip ir buvo išrastas šaradas. Nepagalvosiu, bet man pasirodo, šitą laidą yra mokamojo pobūdžio. Edukacinė išliekamoji pridėtinė vertė jūsų laidos yra fantastiška. Ačiū, Žilvinai. Ar yra tokia tavo gyvenimo dalis, kuri netaps bairiu? Nors ir, tarkim, milijardą eurų pasiūlys ar dolerių. O ne, tokios nėra. Viskas gali tapti bairiu. Apie šeimą. Taip. Apie vaiką. Taip. Ir tas mažas durnius to nusipelnė. Suvalgė visą košę. Ne. Nors šiaip košę jis visai neblogai valgo. Reikia pripažinti, yra dalykų, kurie ir nenervina. Norėtum vaiko? Kokią prasme? Turėt? Kad gimtų vaikas su tavo genetiniu pėdsaku, su tavo genetinė informacija užkoduota savo DNR. Nu jo, aš žinau, kaip padaryti tą geriausiai. Kaip padaryti vaiką? Kad gimtų jo. Aš... Impressive. Aš šiaip su magai man šiaip nelabai, bet šitas buvo impressive. Ar yra buvo, kad tau humoras nepadėjo, nes mum komikam, aukšto lygio komikam mum padeda. Ten pokalbės, vis kažką paikauja, tada geriau sekas, pasimatymai. Nežinau, kad dar. Yra buvo, kad nepadėjo, pakenkė. Taip. Aš vaikystėje mėgdavau pasakoti anekdotus. Ir mes sėdėjome gimtadienyje pas mano tuometės merginos draugę. Aš jos nepažinojau, aš tiesiog buvau pakviestas dėl to, kad buvo +1. Ir aš mėgdavau pasakoti jau tuo metu pakankamai tamsaus humoro anekdotus. Ir aš papasakojau anekdotą, kai Petriukas atbėga pas mamytę ir sako, mamytė, tėvelis sode pasikorė, su balandžio 1 jisai Rusiją pasikorė. Ir ta mergaitė, kurios buvo gimtadienis, tiesiog atsistojo, apsiverkė ir išėjo. Ir pasirodo, jos tėtis buvo pasikoręs prieš 3 mėnesius. Verandai. Ir neaišku kur, bet tas gimtadienis turėjo neįvykti, bet nusprendė tą gimtadienį padaryti vien tik tam, kad jinai kažkiek prasiblaškytų. Ir tai ar nepadėjo? Šiaip aš nenorėjau būti tame gimtadienyje, tai sakyčiau, kad padėjo vis tiek. Tai humoras visur padeda. Ypač jeigu nori ištrūkti iš gimtadienio, kuriame nenori būti. True story. Bet tikriausiai nežaidėt per gimtadienį tą žaidimą, kur reikia paraidį spėliot. Ir jeigu neatspėjai kartuvės, kaip ten vadinasi. Kartuvės. Štai įdomi gramatinė forma žodžio kartuvės. Įkurtuvės. O pas juos į kartuvės. Taip. Bet šiaip nelabai juokinga yra kartuvės dėl to, kad Lietuva su kiekvienais metais vis praranda lyderio pozicijas pasaulyje pagal savižudybių kiekį. Tai
lieka krepšinis, o aš, žinai, statyti ant krepšinio. Jau Leonas neturi koledžo fondo per statymus ant krepšinio. Tai aš bent jau. Už tai senukų apyvartas smuko, nes virvių pardavimai sumažė. Kaulinės gubojos ritinėjasi virvių Ermitažas skyriuje. užsidarinėjai. Virvių skyriuje aš buvau, nes aš kažkada dirbau skambučių centre. Senukose skambučiai. Ir dažnai pasižiūrėdavau į virvių skyrių ir tenais tiesiog. Naujoji karta su tabletam jie labiau. Anksčiau būdavo virvių. Mes virvių kartą esam dabar, tai tabletės, britvutės. Vėlgi, tikrai, mano galva tikrai mažesnis procentas. Tikrai žemesnis procentas. Ir dėl to ir sakau, suminkštėjo ta jaunoji karta. Anksčiau, pasiimdavai virvę. Būdavai užtikrintas. Virvė yra virvė. LMTA yra netgi Lietuvos muzikos ir teatro akademija netgi yra įskaita iš mazgų rišimo. Kažkaip jau šitą temą man čia. Mes O žinai, kodėl aš čia atėjau? pakeliai buvo. Dėl to, kad po to, kai mane išmetė iš darbo, aš žiauriai pasilgau bendrauti su vaikais. Va tai va. Nu, ja. Arba su to. Kas yra meilė? Meilė, kai tėtis su mamu užsidaro kambarį. Ačiū, man šitą reikėjo. Mes turim dar, čia viskas nauja, bet šitam sezonui nauja yra Vėžio Stano nuomonė. Tai su lašišais gyvena Vėžys Stano. Vėžistanas skamba kaip šalis. Kurią subombarduotų maniškai. Jeigu spėtų, yra daug teikerių. Klausimas, ar turi naftos ar ne. Jeigu neturi, tada jau jūs iškiai. Jeigu turi, tai jau tada Jankiai. Jo, tai jisai sako nuomonę apie pašnekovą kiekvieną. Tai, O ne. Tai čia irgi dabar. O, skibidi toaletas. Nežinau, čia labai aiškiai ir turiu. Tai nežinau, jis toks yra jo. Man atrodo, kad svarbu tiesiog įsiklausyti. Ne? Mes gyvename dabar susvetimėjusioje visuomenėje, kur mes tiesiog vieni nesiklausome. Ir čia yra nuomonė. Čia viena iš geriausių jo nuomonė. Ir tiesiog svarbu yra išgirsti nuomonę. Ir kokioje mes čia laisvoje šalyje gyvename, jeigu negalime išsakyti savo nuomonės. Ir čia yra, taip, prašom, žinoma visi kino elektoratas. Gal jis konservatininkų, teisingai. Gal jis pavydė, nes jis iš muzikanto išpjautas yra iš. Tu irgi su muziku turėjai. Šiaip gerai, kad tai, kad aš taip nedominu Vėžio, man yra geros naujienos. Visgi daktaras kišęs man į pirštą užpakalį buvo teisus. Daktaras Henrikas. Buvo įdomus apsilankimas. Stano su muzika, tu irgi su muzika turėjęs reikalų, nes su Reinikio dainu aš ten. Tai aš ir žvaigždžių duetuose dalyvavęs. Bet ten gal svarbiausias, kad tu kaip rašai lyriksus ar ten režisuoji tą klipą. Taip. O kas tada buvo tau blogai gyvenim, kad su Latvijais nusprendai dirbti? Aš pasakysiu per aplinkui. Visa tai, kas mane privertė tuo metu pasielgti taip, kaip aš pasielgiau,
mane jau išgydė ir pataisė. Mhm. Ir aš labai norėčiau padėkoti mano sielos vadovui, Šamurmam Mirkonom dažnai, kuris man atvėrė akis ir aš dabar jau esu pasikeitęs žmogus. Tai nebėgai nuo problemų kaip Lauris Reinikas. Tiesą pasakius, bėgau. Bėgau nuo problemų ir, bet žinai, kaip sakoma, nuo problemų antrainikė. Nes dar toks įdomus faktas, ta daina buvo išleista 20 rugsėjo 11. Ir kodėl? 20 rugsėjo 11. Kodėl būtent, nes šita data tapo jau pirmoji vieta. Išsprogdino Lietuvos rinką. Iš tiesų buvo didelis fenomenas. Bėgu vėl. Pirmą blogiausią rugsėjo 11. Dar kaip ir visos prieš tai buvo pakenčiamos. Ir tada. Ir dabar daug žmonių net nebeatrinksi, ko gedi. Nu, būtent. Gerai, jau gal judėsim. Dar klausimas yra, kurį žmonės LT parduosi. Matau, su gražiais drabužėliais atėjai, kiek už bliuzelį. Taip, bliuzelė yra nemokama, bet kartu neįkainojama. Dėl to, kad su šita bliuzelė, šiek tiek nuo striukės apsinešė kutais tokiais, viltiniais, bet su ją aš stovėjau ant scenos sudegintų tiltų pirmajame pasirodyme, visose pasirodymuose, nes daugiau neišgalėjom. Tai jinai nemokama ir neįkainojama. Tada štai čia yra solo ansamblio marškinėliai, kurie yra nemokami. Aš juos gavau nemokamai. Dėl to, kad jie buvo mano laidoje ir man davė merčo nemokamai. Tada šie džinsai kainavo sumą pinigų, kurios aš negaliu įvardinti, dėl to, kad aš nesu tas žmogus, kuris žiūri į kainas pirkdamas dalykus, o batai iš interneto. Pamačiau Facebook'e išmetė, sako, kaip tau šitie batai? Sakau, neturiu laiko galvoti, duok. Ir įsigijau. O po to žiūriu, kad nešiojasi. Ir ypač šaltų žiemos periodų, čia Timberlandai, ir jie tokie šiek tiek stilizuoti, tai man labai, labai tikrai patinka. Juodas kojinės yra pirktos iš tiesiog paprastos parduotuvės kojinių skyriaus. Jas paprastai nešioju su kostiumu, su specovke. Renginius vesdamas kažkokius laidas, kai dar vesdavau. O dabar jau nešioju taip paprastai, nes atliko daug juodų kojinių. Nes jau padėvėjai ir... Nebeturiu kur dėti. Nesvarbiam dalykam rengėjas tas kojinius. Nesvarbiem ir dar blogiau. Ja. Aš ir turėjau smokingą kažkada. Kodėl? Išėjo su mano buvusi. Nes jai patiko turtingi. Tai visada duodam dovanų, kad bent kažką naudingo būtų gavęs atėjęs žmogus. Tai jo, tu esi puošnus žmogus ir tau patinka gražintis, kvepintis, tai turim tikriausiai vyriškų kvepalų Petras ir Dekalon Diplomat. Tai ačiū, kas žiūrėt. Ir susitiksim kitose laidose. Pas mus buvo Justinas Jankevičius. Žiūrėkit. Čia kuris yra? Turi dar... Čia galvojau, praščiau bus. Turi to jau dar legendinį. O, ne, tai čia tai. O Dieve, kaip šlikštu.